Ir tarsi jau rezimuojant tai, kas buvo pasakyta ir kas viešai nekalbama. Kūrėme Europą, kuriai nebūtų sienų, karų, rasizmo, antisemitizmo, taip pat komunizmo ir nacizmo. Kaip didysis popiežius mokė, Jonas Paulius II, nebijokite, drąsiai atverkite duris Kristui žmogaus išlaisvintai. Taigi ir Lietuva, kad ir maža, gali tarti savo žodį, kad ir šiandien mažai čia yra, bet skripta mane, visi jūsų pranešimai, žodžiai bus įspausdinti, išversti, kiek galima platinsim. Todėl, tarp kiek yra sotera, ypač užsieniečiai, galite įsigyti, kad žiūrėti pagal tuos reikalavimus, kaip atspausdinsim. O dabar negaliu nepaminėti mūsų bičiulio, su kuriais bendraujam, draugaujam ir kuris džiaugiasi konferencija, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas daktaras Simonas Altaravičius. Lietuvos žydų bendruomenė sveikina konferencijos dalyvius. Šiuolaikinėme globalizacijos pasaulyje tautinio tapatumo saugojimas tapo svarbia problema, ypač mažosioms tautoms. Paplitusi popkultūra, kuri dažniausiai neturi nei tautybės, nei kultūros, didina pavojų tautiniam identitetui. Vien tik politinės nepriklausomybės nepakanka tautos savarankiškumo išsaugojimo. Reikia ir nuolatinio rūpinimosi tautos kultūra. Tautinio tapatumo išsaugojimas ypač aktualus mažoms tautoms, taip pat ir Lietuvos žydams. Hitleriniai okupantai sunaikino 90-asis Lietuvos žydų, tarp jų ir žymiausius kultūros kūrėjus. Stalininiu laikmečiu buvo siekiama visiškai sunaikinti žydų kultūrą. Net iš esmės patį žodį žydas buvo stengiamasi pašalinti iš kalbos. Žydų tauta pagal galimybės priešinasi saugoti savo kultūrą, puoselėjo meninę saviveiklą, kurios 50-metį neseniai paminėjo, saugojo tautinį identitetą. Nuostabiai gražūs žodžiai, atitinkantis mūsų mintis ir dvasią. Tad prieš dedant daugtaškį, jau norisi atsiprašyti už pirmuosius nesklandumus, bet mes tik gal 3-4 organizacinio komiteto nariai, kurie te dirbame, pakėlėm didelę naštą. Dar šiandien turi atvykti 5 svečiai užsieniečiai, taigi galvojam, kad sutikti laiku. Taigi aš, gerbiamų onorevoli profesori, jūs atglėbio abrašį komunikuojat per Levustrą vizitą. Poi descrivo, taigi aš juos sakau širdimi apkabinu, paskui prieš jų pranešimus apibūdinsiu, o dabar vis vien 5 nėra. Roberto De Matei turi atvykti, italų nacionalinės agentūros tos srities vadovas, 2 žurnalų direktorius. Taigi, taupykim laiką, kad užtektų jų temams, jų apmąstymui, tų terminų. O mano įžanga yra labai paprasta, kad gerbent savo tautinį tapatumą, aš gerbiu kitą tautą, man žavi Varšuva, graži Jeruzalė, gražios mečetės. Taigi, Dievas vienas, o mes privalom sudaryti tautų mozaiką. Tad lenkiuosi ypač nuncijai, visiems garbiems svečiams, prašome, kas galite, maloniai prašome, kas galite pabūti,
Dabar turės atvykti, gal jau ir yra žvalgaus profesorius Landsbergis ir pirmininkavimą perduosiu parlamentarui Egidijui Vareikiui, kuris sako, iš kelionės grįšiu, gal vėluosiu, barzdas turėsiu nusiskųsti, dar būsiu. Taigi dabar kavos pertraukėlė. Na ir kadangi nespėjom išreklamuoti gerai, jūs vieni kitiems praneškite, kad ateitų daugiau žmonių. O svarbiausia, šeštadienį rytoj 6 valandą Prisikėlimo bažnyčioje šventos mišios, kurias aukos mūsų mylimas ekscelencija Jonas Ivanauskas. Taigi, po tų gal varginančių kalbų, kad dvasia atsigautume toje didžiulėje paminklinėje bažnyčioje. Ačiū. Thank you very much.